Piliakalnis yra Nemuno ir Dubysos santakoje, jų dešiniuosiuose krantuose 700 metrų pietryčius nuo Seredžiaus pirmojo piliakalnio. Jis yra pardytas naujų laikų dvarvietės Rėmų Nemuno potvynių, dabar dirvonuoja. Piliakalnyje stovėjo kryžiuočių pilis Dobysenburgas, pastatyta 1406 metais pavasarį. 1407 metų pavasarį vasaros pradžioj pilis buvo perstatyta padidinta. Ji buvo kryžiuočių administruojamos Žemaitijos vaito Mykolo Kiurchemeisterio rezidencija. Į pilį buvo patenkama tiltu, šalia jos buvo malūnas, pačioje pilyje koplyčia. Pilies arsenale buvo nemažai strėlių, paratinės artilerijos sviedinių. Nu ką, tokia? Aikštelė, ne? Be aikštelė. Nu, žiūrėk, ženklas ant viršaus. Turbūt apsisukti vis tiek reikės, tai gal pravažiuok, apsisuksim tam. Ai, bus kelias palei Dubysą ten iš. Ai, nu supratau. Tačiau įsiliepsnojus žemaičių sukilimui ir Vytautui užėmus Friedeburgo pilį 1409 metais rugpjūčio mėnesį kryžiuočiai patys sudegino Dubysenburgą ir pasitraukė. 16-18 amžiuje čia buvo Sapiegų Mežriečės dvaras. Palocėliai. Praseisim. Kažkodėl čia Seredžiaus piliakalnis tiesiog. O, baiguškite. Nu, pasižymim koordinatę. Ir einam ant piliakalnio. Sakai, čia teisingas sprendimas dabar eiti per šitą griovį. Gal ir apeisim.
Vienas ženklas rodo vienaip, kitas kitaip. Čia Seredžiaus antrasis piliakalnis. Pirmasis, o ten. O ant šito TSR laikų ženklo tiesiog užrašyta Seredžiaus piliakalnis. Yra davažiavimas dar iš ten. Nu, bet nuoroda rodo čia, kur mes važiavom. Štai čia yra tikrasis piliakalnis vadinam. Ženklai rasti, apeinam greitai. Aišku, čia vasarą vaizdas turbūt geresnis. Dubysa, Nemunas. Koks graži vieta. Tai tiek, vėjas labai didelis, nieko nesigirdės. Seredžiaus antrasis piliakalnis.